Sveiki, ką šiandien esu prie ežero ir bandysiu žvejoti ant boilių. Pažiūrėsim, kas iš to išeis. Einu, neš daiktus. Oras nuostabus, vieta super. Ir dar va, sugalvojau paimti koliuką va tokį, nes tie vienkartiniai man patys pigiausi. Nes kiek paima, tai sulenksta ir viskas. Nežinau, va paėmiau va tokį, tai bandysiu, manau tikrai bus ilgam. Nes tie, sakau, visiškai netinka. Ir šitas ilgas va, pažiūrėkit. Kiek? Aš 1,9 m, tai čia 1,80 m. Labai gerai. Ką, meškerės užmečiau. O, kibimas. Ant fiderio. Dvi ant boilių meškerės, o vieną ant fiderio. Ką tik buvo kibimas. O. Oi, 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 oi. Prašau. Tokios žuvies mums nereikia, aišku. Ant gyvučių nebus ramybės. koja.
Situacija tokia, kad ant gyvų nesustodama kimba. Smulkimė neduoda ramybės. Turbūt reiks baigsis. Dzikai, sliekai reiks dėti boilį ir viskas, nesukt savo galvos. Vis čia tą mailių gaudyti, tai nereikia tam. Reiks pašarpato dar žirniais ir trečią meškerę ant boilio ir ramiai kimarint. Čia plyšo kažko man. Bet kažkaip jaučiu, kad karšiui dar anksti čia šitam ežere. Gal dėl to, kad karšiai dar užsitęsė, rugsėjį reik. Bet ir aš čia ne šitoj vietoj kažkada žvejojau. Čia gilio nėra, visiškai. Čia gal naktį ateina, neaišku, iš čia. 2 metrai čia gilis. Nieko, pakimarinsim, pasimaudysim tuoj. Jeigu nekibs. O su boiliu, žinai, gali sėdėti ir parą ir nieko nepagaut. 2, 3. Čia tokia žvejyba čia. Atvažiuoji ir turi kažką veikti, veiklos. Užsišeri, pastatė ir darai kažką veikti. Čia su feederiu šik, 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 šik. Čia. Kibimas buvo. Ant vienos kibimas buvo.
ką jūs galvojat ant boilio? Čia tokia vieta visai ir nieko jau. Skaityk, jau saulės čia ir nebus, nes čia medžiai, tik iš ryto iki 12 ir po to išeina. Visai gerai čia sėdėt. Nu, gamtoj kavytės. Super. Ką, paskutinės vasaros dienas. Greit ruduo. Karščiai toj nueis. Pats kibimų metas bus. Žuvis kibs prie žiemą. Reiks važiuot kažkur gaudyt, Nemuną daugiau. Ežeruose šiaip dabar turėtų kibt gerai. Jau pradėt daugiau rugsėjį va. Bet kad prie tų ežerų irgi čia kur čia važiuot. Su tom vietom tai čia problema. Aš čia vėl 2 valandas ieškojau. Ten žinojau, nuvažiavau, bet 3 metus nebuvau čia. Tada buvo viskas gerai. Šiandien atvažiuoju, viskas. Ženklas, privati valda. Nueinu, ten kažkas patvarkyta prie krantą, nu tai ką tu ten sėsi. Ateis, po to aiškins kažką. Tai žinai. Tai vėl, nežinau, gal kokius 4 posūkius į mišką atgal, visų privatu. Ir čia ant pačio ežero galo, nu įvažiavau, nu ir va. Čia vietelė, dar šalia viena, ir ten biškį toliau, atrodo, 3 vietelės radau. Bet čia irgi darbo dieną savaitgalį atvažiuosi, manau, nebus. Šitą vietelė tikrai gera. Visai gera tokia, nes čia va, saulė iki 12 keliasi, medžiai ir viskas, čia sėdi va savo pavėsi visą dieną. Iki 12 tik saulė čia buvo. Šiaip tai va. Kiek jau čia valandų? Beveik 2 valandą. Ant gyvų feederį bandžiau, nu ką. Tampa smulkmė. Kojos. Tai perdariau į bolį, tai dabar 3 meškerės ant bolių ramiai savo. Ir viskas. 2 puskarščius, 2 ištraukiau. Kiek čia po 100 gramų. Nu, bet ant geltono boiliuko. Reiškia ima. Reiškia viskas gerai.
Jau biškį didesnis toks. Nedaug, aišku. O. 105 gramų. Paleidžiu. Spaudžiu iš karto. Nu dabar. Tik įmečiau prispaudęs. Kažkas berods buvo, bet nedidelis. Kaip nedidelis gražus. Žiūrėkit, jau gražesnis. Jau gražesnis. Iškart įvyno. Kiek čia tų šliūžų? Toks va. Ką, 3 meškerės permečiau, tegul stovi toliau. Biškį pasišeria, nes pašaro nėra, su kuom pašert. Gal dar kas ant vakaro ateis. Tai va. Paėmiau su grandinėlėm tas beždžionėlės, tai kažkaip man nelabai. Prieš tai turėjau va tokias. Čia su svareliu. Tai paėmė, uždėdi ir viskas. Nei vėjas nieko, nepainiojasi nieko su tokiu. Va.
Ir jos tvirtos ir gerai laiko, nežinau, man šitas labiau patiko negu tos, dabar painėjasi su tais šnūrais, grandinėm. Tai kažkaip nelabai reikės šitus paimti. Ir kibimas ant tų žodžių. Nieko nesupratau. Traukiau. Tuščia. Nuėjo. Ką šito vietoj video ir baigsis. Dėl filmavimo medžiagos prastos kokybės neišeis baigti šito video normaliai. Tai jau filmuoju iš namų. Žvejojau iki pusės 7. Kibimai buvo pastoviai ant geltono builiuko. Pagavau tokius 150-200 gramų plakiukų, puskaršiukų, apie 10 gal. Ir vieną puskilį tokį geresnį biškį. Nu ką, nežinau, žvejojau ant 2 metrų seklius, tai gal kur giliau būtų geriau. Bet nieko. Dar reiks važiuoti prie ežero, bandyti pagauti karšį, nes turėtų tą kibą pradėti. Tai va. Gerai, iki kitų kartų visiems.